Tai va, žiūrėjau tokią žinių radijo laidelę apie 5-ąją koloną. Musnickas ten toks rusofobas, kaip visuomet pasakoja savo kraugerius rusus, tarkim, ne? Ir kas yra 5-oji kolona, tai yra, aišku, žinių radijas ten, kaip visą laiką, valdžios propagandos įrankis. Kas, 5-oji kolona pagal žinių radiją, tai yra žmonės, kurie priešinasi šitai tironijai, kriminaliniai tironijai, tarkim, ne? Tai yra Lietuvos Respublika. Tai yra teritorija, kurioje neveikia jokie įstatymai, tarkim. Nes pagal apibrėžimą, tai kas yra valstybė? Valstybė tai yra žmonių grupė arba kažkokia, tarkim, teritorija, kurie veikia pagal bendrai priimtas taisyklės, pagal įstatymus, ar ne? Dabar kaip veikia įstatymai Lietuvoje, arba kaip jie neveikia, ar ne? Kad iš esmės, aš čia daug galėjau pasakoti apie tai, kaip mane persekiojo šitą mafiją, lietuvišką teisėsaugą vadinamoji ir teisinė visa sistema už teisėtą veiklą. 15 metų jie man parašė, tau negalima rašyti apie Sadecką, toks labai personalinė, tokia persona labai garsi, ar ne? Kuri net bijau ištarti jau vardą, nes vėl mane su fūra pervažios. 15 metų jie mane persekiojo už teisėtą veiklą. Parašė, kad tau draudžiama rašyti straipsnius apie Sadecką. Jeigu parašysi, tau iškart bus baudžiakas ir kalėjimas. Aš pateikiu įrodymus, kad tos dalykus, kurios teismas man uždraudė rašyti ir toliau rašau. Ir kiekvieną kartą gaunu baudžiaką ir galiausiai Sadeckas sako, reikia jį paskelbti recidivistų. Tarkim, už tai, kad aš vykdau savo pareigą ir darau žurnalistinius tyrimus apie šitą mafijinę valstybę. Tai ir dabar ką? Aš turėsiu ginti šitą gangsterių valstybę? Aš turiu mirti už ją, už ką? jo, nes mes esam 5-oji kolona, tai yra ten koks nors Eduardas Vaitkus, koks nors celofanas, kurie bando priešinti šitai tironijai, tarkim. Ne štai kriminaliniai tironija, kuri 30 metų yra užvaldžiusi šitą vargšę nelaimingą valstybę ir ją, kas čia pas mus yra demokratija, ar ne? Galioja teisės viršenybė, kaip jie ten pabrėžia. Teisės viršenybė. Tai gerbimieji, Konstitucijos 44 straipsnis labai aiškiai sako, cenzūra uždrausta. Tai ką daro lietuviška teisės viršenybės praktikuojanti teisinė sistema? Jie mane 15 metų taiko cenzūrą, kurią tiesiogiai draudžia Konstitucija. Čia, aišku, mano atvejis yra pakankamai dar švelnus, tarkim, ar ne? Tie patys teisėjai, kurie mane nuteisdavo už toks dzedulionis, man sako, nieko, gal dar pasitaisys, gal dar nesodinkim jo į kalėjimą už tai, kad rašo straipsnius, ar ne? Tai kaip tada su teisinė valstybė, kurie uždrausta yra cenzūra, kurią teismai praktikuoja kiekvienam žingsnį, ar ne? Kaip tada su teisinė valstybė tų mažamečių prievartavimo byloje, ar ne? Kur 2 mergaitės, 4 iš Garliavos, 4 ir 8 metų amžiaus. Teismo medicinos ekspertizė pateikia išvadą, kad vyresnė mergaitė storoji žarna yra buvo veikiama kietų bukų daiktų. Tai, kitaip tariant, jinai buvo prievartaujama, pačiu brutaliausiu būdu, tarkim, ne, per išangę. Praėjus metam po šito prievartavimo, jinai iki šiol jinai kakoja kelnes, nors jau yra, jau apie 10 metų, tarkim, ne? Tai kokių tai reikia įrodymų šito seksualinės prievartavimo, ne? Aišku, mūsų garbūs prokurorai ir teisėjai, šitie banditai su savo tam sušiktom sutanom, kurie valdo šitą valstybę jau 30 metų, jie nevaldo, jie aptarnauja šitą mafiją. Jie parašo, kad nebuvo viskas išgalvota, tai yra iš vaiko išdraskytas užpakalis, yra išgalvotas. O dėl ko jis, tarkim, kodėl jis veiktas kietų bukų daiktai, turbūt jinai kažkaip ten, neatsimenu detalių, bet žiūriu, bet pats faktas yra, kad viskas išgalvotas, išdraskytas vaiko užpakalis, ar ne? Ir tėvas, kuris bandė ją apginti, nugalabėtas pačiu baisiausiu būdu. Visi seneliai nuteisti, visa šeima persekiota kaip baisiau negu kokie nors sušikta KGB. Arba kokie nors ten sovietiniai šitie teisėjai, tarkim, ne? Tai bet čia jums lietuviška
teisės viršenybė ir teisinė valstybė. Ir ką, dabar jūs man siūlot ginti šitą gangsterių gaują, kurie valdo 30 metų, ar ne? Kokia tai yra, kaip susiformavo šitą struktūrą? Tai yra kažkokios tai gaujelės, Tėvynės sąjunga, ten kokie nors socialdemokratai, liberalai, tie patys snukiai, 30 metų. Jo, tos pačios gangsterių gaujos, ar ne? Kurios nieko neprisileidžia prie valdžios, ar ne? Jos sukūrė tokią sistemą, tarkim, kad tu niekad jų iš ten neišvarysi, jie bus ten amžinai, jie ten tik taip pirmin kojom jos galės iš ten išnešti, ar ne? Dėl ko? Dėl to, kad visi žmonės, kurie bando jiem pasipriešinti, jie yra pasodinti į kalėjimą, tarkim. Jie sėdi kalėjimą pagal suklastotas ten brutaliausių ir kvailiausių būdų bylas, ar ne? Pažiūrėkim tą patį celofaną ten, ar ne? Sėdi kalėjime žmogelis, kiek jau ten, daug metų, ar ne? Už tai, kas bandė sukurti partiją Mes Lietuva. Bandė priešinti šitai mafijai. Ir ką? Ir sėdi bachūras, dabar, tarkim, ir ten per mūsų valdžios propagandinės priemonės jis padarytas yra baisių nusikaltėlių, kažkokių aferistų kažką padarė, kažkokias babkes išplovė ir panašiai ir pavogė kažką. Ne? Tai dabar pasižiūrim tą bylą ir ten pamatom, kad FNTT darė tyrimą apie tą visą celofano bylą ir FNTT užduotį ekspertizai buvo parašyta labai aiški sąlyga, kad tos ekspertės, kurios darė visų šitų sandėrių teisėtumą, jos turi parašyti, kad paslaugos, kurios teikia neva celofano įmonės, jos nebuvo atliktos. Tai yra pati ekspertizė, jau buvo, pačioje ekspertizės užduotį buvo suformuota ekspertizės išvada. Taip, suprantat, bet ir to, kas daro, bet jie nesąmonės, ar ne? Ir aišku, parašė taip, kaip reikia. Teismas sako, viskas tinkas, celofanui ten tau 3 metai kalėjimo. Dabar sėdi bachūras už tai nepaleidžia, nors ten atitinka visas savo sąlygas, nepaleidžia už tai, kad kol jis sėdėjo, ten kažkas nesumokėjo, nepateikė kažkokių ataskaitų ar panašiai. Nu, žodžiu, va, tiesiog, vemt verčia šitą mafiją, kaip jinai veikia, tarkim. Nes dabar iš savo dar patirties papasakosiu vieną atvejį dabar, ne? Kai aš pagavau šitos banditus, kurie aptarnauja šitą mafiją, tai yra lietuviška teisėsauga ir lietuviška teisinė sistema vadinama, teismus. Tai yra, parašai skundą dėl dokumentų klastojimo ir dėl banditizmo teismuose. Tavo skundas prapuola. Pradedi ieškot. Jie sako, taigi durniau, taigi praleidai terminą. Ir viskas, terminas praėjo, pats dasidurnas iki bato aulas ir valinkis čia, žinai. Tada parašai skundą apygardos teismą. Apygardos teismas ten kažkas suveikia tą sistemą ir parašo, kad taip, teismo nutartis dėl tavo skundo, jinai buvo priimta, tačiau neišsiusta. Tau buvo neišsiusta, nes ten toj sistemoje, teismų sistemoje labai viskas fiksuojama ir labai lengva ten viską atkasti. Tai ta teismo nutartis buvo priimta, tačiau neišsiusta tau, tačiau pačioje sistemoje pažymėta, kad jinai išsiusta. Kitaip tariant, yra pačiam teisme yra taip klastojamas tas mechanizmas. Jie tau pažymė toje sistemoje, kad nutartis išsiusta, tačiau fiziškai jinai nėra išsiusta, tu kaip durnelis laukia, kur jinai dingo. Paskui praėjus savaitę sako, viskas, traukinys nuvažiavo, neapskundėjai, esi durnius. Nu ir kas, kad mes jau tau neišsiuntėm. Jo, žinai, prašau kelti baudžiaką, pradėti prokuroram. Prokurorai apskritai ten banditai, tarkim, ten, apie jos net, man kraujas užverda, apie jos kalbant, ar ne? Pradėkit tyrimą. Tai akivaizdu dokumentų klastojimas. Ne, viskas, viso zakono, ten jokių tų objektyvių duomenų nepateikė, kad ten kažkas suklastoto. Nors pačiam apygardos teismo nutarty prašyta, kad teismo nutartis, kad teismo dokumentai suklastoti. Apskundžiu tam pačiam Vilniaus miesto apylinkės teismui. Apylinkės teismas parašo, kad labai gudriai, tokia štopienė, tarkim, tokia babaisa yra teisme. Paskutinė ten, kaip pasakyti, švelniai, tarkim, ten tokia bobelė, kurios visi teisėjai nekenčia, tarkim, ne, tai jinai, ir kuri dabar nutiesė 2 vyrukus, kurie ten maždaug kažkokius tai, kurie pradėjo, nu jau neatlaikė, nervai jie pradėjo mėtyti butelius ir tada gavo dar ekstra papildomai
už tai, kad negerbė Štopienės dar metus kalėjimo. Tai Štopienė man parašo, kad tai, kad dokumentų įrodančių, kad šitie nutartis tau nebuvo išsiusta, nebuvimas nereiškia, kad jinai nebuvo išsiusta. Va taip, suprantat, va tokius šposus krečia lietuviškas teismas. Tai, kad tu neišsiuntei dokumentų ir tu tai įrodai, tai dar nereiškia, kad jie nebuvo išsiusti, tarkim, jo. Ir apygardos teismas lygiai tą patį parašo, ten visiškas, žodžiu, nesąmonės, tarkim, ne? Žodžiu, yra lietuviškai teisiniai sistemai banditizmas, kokiu retą, aš kiek kalbėjausi su advokatais, tai nekenčia, žinokit, savo profesijos. Jie savo tiem klientams sako, aš nieko negaliu padaryti, nes dabar taip vystosi Lietuvos teisinė sistema, kad bespridėlas yra totalus, tarkim, kad tu bet kokią bylą išverti taip, kaip nori ir jokie įstatymai čia negalioja. Ir dabar ką, aš turiu ginti šitą tironiją, šitą banditų lizdą, aš turiu ginti, mirti, už tai, kad jinai mane persekiojo 15 metų. Dabar jie ten gąsdina, sako, taigi rusai čia dabar puola, rusai ateina, dabar turėsite visi mirti už visus šitos degradus, ar ne? Nu, neketinu aš to daryti, tarkim, ar ne? Nes bet kokį patriotizmą sudegino mane, per tos 20 metų sudegino šitą valstybę, kuri elgėsi taip su savo žmonėmis, ar ne? Kuri persekiojo tos žmonės, kurie ir jos sodina, atsakau, Celofano atvejais, Paleckio. Dabar darys kankinį iš Eduardo Vaitkaus. Iš tai, kad nuvažiavo į Baltarusiją ir atsakė į klausimus, spaudos konferencijoje pasakė, kad Lietuvos rinkiminė sistema yra visiška klastotė. Tai yra elektroniniai parašai, kurios neva surenka ten rinkėjų puslapyje kandidatai, jie yra negaliojantis, kadangi jie nėra patvirtintis sertifikuoto elektroniniu parašu, tarkim. Kitaip tariant, visi tie rinkimai yra farsas, kadangi viskas gali būti labai lengvai klastojama. Ir ten Vaišvila taip pateikia, kad ta pati VRK, jinai atspausina 1,5 kartų daugiau biuletenių negu yra rinkėjų. Kur jūs matė tokį prikolą, kad biuletenių yra 1,5 kartų daugiau negu rinkėjų. Kur jie ten vaikšto, kaip jie ten pasidalina, kur jie naikinami. Niekas nežino, nes niekas netir šitų dalykų. O tie žmonės, kurie kelia šitos klausimus, jie tampa iškart sistemos, tai yra šitos mafijos priešais. Ar Musnickas per žinių radijom pasakys, kad dabar mes juos turėsim šaudyti greitai. Kai tik išmuš diena X, mes juos tada kažką su jais darysim negero. Ne veltui tos komendatūros yra sukurtos ir visa kita, tarkim. Ne? Tai aš tiesiog sakau, pasižiūrius iš tą apgailėtiną teritoriją, ar ne, kurie vadinasi Lietuvos Respublika, kurie neveikia jokie įstatymai, apskritai. Neveikia niekas. Štai valstybei jinai yra mirusi, tarkim, kadangi čia neveikia ne vienas įstatymas, tie patys banditai, kurie aptarnauja šitą valdžiukę. Jie daro, ką nori ir jų gali tave nužudyti, gali vaikus tavo išprivartauti. Ir jiems nieko už tai nebus. Kadangi tai yra šitam mafijinė valstybė. Aš negaliu, man gėda, kad aš esu Lietuvos Respublikos pilietis. Ir aš turiu jo dabar ginti, nuo ko? Nuo tos, ir tada jungia tą pačią, žinai, sistemą, kad maždaug Ukraina kovoja už mūsų laisvę. Užgina mus nuo rusų. Jeigu baigsis Ukraina, tada rusai ateina pas mus. Ne? Tai tada prisiminkim, nuo ko viskas prasidėjo. Nuo to, kai Ukrainoje valdžią užgrobė banditų šaiką, ten keli tūkstančiai ginkluotų banditų, kurie nuvertė prezidentą išrinktą teisėtai ir padarė pogromų. Nu, ten prasidėjo iš karto. Kur jūs matėte istorijoje bent vieną pavyzdį, kaip ginklų užgrobusi valdžią banditėliai, jie paskui rinkimuose ją atiduoda kažkam kitam. Tai yra rezultatas šito Maidano, kurį rėmė Lietuvos valdžiukė. 8 metus jie žudė tos savo piliečius, šitą Ukrainos kariuomenę. Tai 8 metus nužudė 15 000 tų pačių savo Ukrainos piliečių.
Tai daug ar mažai, ar ne? Ir kai Zelenskis sako, aš esu auka. Ir kas, kad aš nužudžiau 15 000 savo šalies piliečių, aš vis tiek esu auka, nes rusai mane užpuolė. Tai aš tik stebiuosi rusų kantrybę, tarkim, jie 8 metus bandė susitarti su tais degradais, kurie žudė savo šalies piliečius. Dabar jie mums pateikiami kaip herojai. Man jie nėra herojai. Neketinu už juos mirti ir ten pulti rusų, tarkim, arba savo vaikų siūsti karą prieš rusus. Ne? Todėl ir atsakau. Aš šitos valstybės neginsiu. Tikrai ne. Čia yra ne valstybė, čia yra kriminalinė diktatūra. Arba dar kitaip, kai jinai pradės ginti mano teisę šitą valstybę, tada aš pradėsiu ginti ją. Kadangi šitą valstybę yra persekioja mane ir visus žmonės, kurie bando jai priešintis, apie kodėl aš turėčiau kažką ginti. Ačiū už dėmesį.